Sveiki, čia Virgis motociklų mokykla. Šį kartą pakalbėsime apie kontrsteeringą. Tai vadinama kontravairavimą. Šiandien nesėkminga diena, nes pamiršau kojines. Labai nepatogu. Bet paskui, kai atsisėdu važiuoti su motociklu, tai galiniai kišeniai pajaučiu kažkokį kukulį ir jas radau. Taigi prie reikalo. Šiandien nesąmoningai karšta diena. Keista, kad dangus ramus. Ant tiek karšta, kad iš dangaus krenta džiovintos varlės arba rupūžės. Prasižioja. Gan skaniai kvepia. Taigi, kas tai yra kontravairavimas? Tai kiekvienas motociklistas, motociklininkas galbūt net nežino šito dalyko, negalvoja apie tai, bet kiekvienas jį naudoja. Kontravairavimas tai yra tas dalykas, kad, tarkim, motociklu norint, greičiau važiuojant, norint pasukti, tarkim, į kairę pusę, vairas sukamas į dešinę pusę. Gaunasi, kad motociklas griaunamas į priešingą pusę. Galiu pademonstruoti ant stovinčio. Tarkim, aš noriu sukti į kairę, tai suku į dešinę, motociklas virsta į kairę pusę. Ir atvirkščiai, priešingą pusę. Aš nieko nedarau. Motociklas griuvinėja. Tai irgi atvažiuojant prieš posūkį, toks gaunasi judesys, kaip skersavimas į priešingą pusę. Nes gal nekartą teko matyti YouTube ar kituose vaizdo kanaluose, tarkim, kaip neturintys praktikos motociklininkai paima savo draugo motociklą ir parlekia ir į posūkį bando sukti vairą. Atvažiuoja į posūkį ir atrodo, kad ir nedidelis, bet suka vairą į tą pusę, o motociklas važiuoja priešingą pusę. Tai dažniausiai po to būna juokingos, bet skausmingos avarijos. Galima pasijaukti. Čia kaip tai daryti? Iš tikrųjų, čia mokintis netgi nereikia. Taip pačiai yra važiuojama su dviračiu. Irgi galima pabandyti važiuojant su dviračiu, kad, tarkim, greičiau lekiant, suktelėjus vairą į vieną pusę, dviratis griūna į kitą pusę. Toks gaunasi būtent priešingybė. Ir kaip automobilį įprasta, kad, tarkim, važiuoji kairę pusę, suki vairą į kairę pusę, į dešinę pusę. Čia yra toks kaip ir, ta taisyklė galioja, sukantis lėtai, kažkur lėtus posūkius, bet greičiau atlekiant yra priešingas dalykas. Ir ilgiau važinėjant, iš lengvo pratinantis važiuoti, kažkaip tai visą tai gaunasi natūraliai, net nepagalvojama, kad ten aš turiu sukti į tą pusę. Važiuojama grinai, motociklas griaunamas. Jisai paprasčiausiai griaunamas, bet nėra taip, kad aš griūnu ir į šitą pusę verčiuosi. Jisai toks priešingą pusę. Netgi pasižiūrėjęs kažkur, kaip lekia bičiai, MotoGP, superbaikuose, ar kažkur supermoto, taip irgi matoma motociklas prieš posūkį toks. Atrodo, jisai važiuoja į posūkį, bet ratai stovi tiesiai arba net į kitą pusę. Dabar tai parodysiu, kaip iš tikrųjų tai reikėtų rodyti kažkokioje trasoje, bet šiuo metu to dalyko neturiu. Tai pabandysim padaryti šitoje aikštelėje, su filmuojimu iš priekio ir toks. Aš važiuosiu ir grinai matysis, kaip mano stovi motociklo vairas ir motociklo ratas ir kaip tuo metu elgiasi motociklas.
Šioks toks pademonstravimas. Manau, dabar puikiai matosi, kaip staigiai suktelės vairo į vieną pusę, motociklas iš karto virsta į kitą pusę. Čia tas pats galioja ir važiuojant ant priekinio rato, kaip irgi išvažiuojant priekinio rato ir irgi, jeigu nori į kairę pusę pasisukti, vairą sunku į priešingą pusę. Toks fizikos dėsnis gaunasi. Kontravairavimas yra be išimties naudojamas visur važiuojant gatvėje, keliuose kažkur keliaujant. Pačiai nesvarbu, koks yra paviršius, ar asfaltas, ar gruntas, ar smėlis, ar Dakaras, nesvarbu kur, ar ant ledo važiuojant, visur yra jisai naudojamas. Ypatingai tai matosi spidėjai trasoje, ten tie motociklai, kur javos su vyriško dviračio priekiniais ratais, kur ant šlako dažnai važiuoja nugriovę, nežinau, 20 metrų šlako eina iš galinio rato ir visą laiką ant kelienio guli. Na, aišku, tos sporto esmės nesuprantu, bet norėčiau pabandyti.